Kokia patirtis pirmojo etapo? Tai patirtis būtų tikrai neįkainojama. Tapau tiek geresnis buriuotojas, tiek geresnis žmogus, nes buriavimo prasme išmokau labai daug dalykų, nes plaukiant su tokiais vienodais laivais, kurių greičiai yra vienodai ir tokiuose vandenyno platybėse išliekant artimais atstumais ir nuolat kovojant, nuolat spaudžiant laivą maksimumą yra labai sudėtinga, dėl to išmokau labai daug dalykų. Kitas dalykas, sąlygos buvo tikrai sunkios, taip kad supranti gyvenime, kas yra svarbiausia ir galima sakyti, tapau truputį geresniu žmogumi, nes pradedu vertinti tam tikrus dalykus kitaip. 3 įsimintiniausi dalykai iš pirmojo etapo, kokie jie? Tai 3 įsimintiniausi dalykai iš pirmojo etapo. Tai pirmas dalykas būtų startas. Buvo tikrai labai įspūdingas startas, labai įspūdingos išlydėtuvės. Laimėjome startą, kas tai daro dar įspūdingesnių reginių tiek mum, tiek turbūt žiūrovam ir tas momentas, kada mes galėjom jau išėjom į tą po visų ženklų į tiesį ir kada galėjom sužvalgyti ir pamatyti, kokios masės laivų ir kokios masės žmonių mus palaiko, buvo tikrai įspūdingas. Antras dalykas tai turbūt būtų laivų panašumas, tai yra, kad tokiose vandenynų platybėse vis tiek sugebame plaukti tokiais mažais atstumais ir netgi po 3 beveik savaičių sugebame susieiti visi į vieną krūvą ir finišuoti beveik vienu metu. Tai yra labai įspūdinga. Ir trečias dalykas tai yra turbūt būtent tai yra laivai ir patirtis, kiek daug dar vis galima išmokti. Atrodo, kad mes jau buvome taip arti tos tobulybės, bet kiekviename žingsnėje mes vis mokomės ir tobulėjam. Tai yra tikrai nuostabu. Ar buvo sunkių akimirkų, kada sakiau, kad niekada daugiau? Ne, tokių sunkių akimirkų tikrai nebuvo. Ta prasme, plaukiam buvo sunkių dienų, kada buvo sunku vėl rengtis, vėl išeiti, dėtis tos šlapius rūbus, norėjosi pailsėti. Bet aš sakyčiau, kad tai kaip tik suteikia daugiau motyvacijos ir noro, nes tu matai, kad ir kitiems sunku, dėl to jauti, kad tu turi pakankamai energijos, kada gali ją dar labiau panaudoti, o dėl niekada daugiau, ne, to tikrai nesakiau ir jau noriu grįžti į laivą. Tiesą sakant, jau ketvirtadienį vėl sėsim į laivą ir plauksim toliau. Sudėtingiausia buvo ta naktis, kuomet iš vakaro mes laimėjome pakankamai solidžią persvarą, tai yra laivų matomumo atstumu mes juos aplenkėme ir išaušus nakčiai mes ne tai, kad pavėlavome, bet mes taktiškai pasirinkome padaryti manevrą, tai yra Harsa posūkį pavėjui truputį vėliau nei kiti laivai, ko pasekoje tikėjomės, kad turėsim daugiau vėjo, bet prognozija buvo šiek tiek klaidinga ir gavosi, kad mes turėjome truputį mažiau vėjo, taip kad išaušus rytui mes pralošėme apie 40 jūrmilių kitoms komandom, kas buvo labai didelė persvara, nes iš esmės tai buvo paskutinė tiesiai į finišą. Tai buvo labai didelis emocinis šokas ir aš sakyčiau, tai buvo vienas iš sunkiausių momentų komandoje. Na, pasakyčiau, kad buvo kitaip, tai turbūt meluočiau, nes įsivaizdavau tikrai, kad bus sunku ir kad laukia tikrai sunkios sąlygos, sunkios dienos, bet kas nustebino, kad buvo keletas ir labai lengvų dienų, ten ties pusiaujo, kur buvo mažai vėjo, gavom tikrai pakankamai poilsio ir buvo lengvos dienos. Tai turbūt tai buvo kitaip neįsivaizdavau, bet visa kita, ta visa mano patirtis, kurią aš turėjau ir kaip įsivaizduot galima, kad aš turėjau jos nemažai, tai yra nelabai ko verta palyginus su tuo, ką aš įgijau per šį etapą. Taip, vaizdo reportaže atrodė, kad esame pakankamai atsipalaidavę ir mėgaujamės. Tai iš tiesų visi mėgaujamės tikrai ir ačiū labai komandai, nes visi padėjome vieni kitiems palaikyti gerą atmosferą ir palaikyti gerą nuotaiką, kas buvo labai geras rezultatas mum lyginant su konkurentais, nes išlikome tikrai draugišką ir vieningą komandą lyginant su kitomis komandomis. Taip kad kaip atrodė, taip ir buvome. Aišku, buvo šiek tiek įtemptesnių ir sunkesnių momentų, bet iš esmės, reziumuojant visą etapą, nuotaika buvo superinė. Taip, teoriškai per parą yra 3 vaktos, tai yra 4 valandos darbo, 4 valandos poilsio. Tačiau iš tų 4 valandų poilsio 2 valandas tu esi budėjimo režime ir dar turi pavalgyti, apsiprausti ar kokius tai tau dalykus belieka padaryti. Tai realiai tu turi apie 2,5 beveik 3 valandas miego, jeigu viskas gerai. Tai gaunasi, kad maksimum tu per parą gali pamiegoti apie
9 valandas. Čia idealiomis sąlygomis, bet tokių sąlygų buvo nelabai daug, nes jeigu vyksta koks manevras ar būrių keitimas ar kas, visi stengiasi keltis ir padėti. Taip kad buvo naktų, kada miegojame tik po porą valandų, buvo naktų, kada miegojame ir po 9 valandas. Bet iš esmės poilsio jokių pertraukėlių neturim. Taip kad, kai užeina tam tikros sunkesni frontai, tada ir trūkumas miego ir į priekį nepamiegosi. Taip kad nuovargio buvo pakankamai nemažai. Taip, numečiau 8 kg, iš kurių 5 kg raumenų ir 3 kg riebalų, kas yra nelabai džiuginantis rezultatas. Ypač dėl to yra susirūpinę daktarai, kurie dabar peržiūri visą mūsų maisto racioną ir bando daryti tam tikras išvadas sekančiam etapui. Nes jeigu tokiais tempais kris svoris, tai neužteks manęs finišui. Taip kad stengsimės ištaisyti šitas klaidas. Dabar bandom fiziškai atsigauti, einam vėl po truputį sportuoti, taip pat mėgaujamės puikių maistų Cape Town'e ir taip toliau. Tai mes skirtume pusiaują būtent 12 val. Ar 1 val. Nakties, kada jau visi buvo pavargę, taip kad galvojame, kad Neptūnas naktį neateis ir viskas bus gerai. Bet kitą rytą vis dėlto Neptūnas užsuko ir pas mus į laivą, kuris nusprendė mus pakrikštyti ir atleisti mums nuodėmes. Tai mano nuodėmės buvo tos, kad neįpylėm šiek tiek alkoholio Neptūnui prieš išplaukiant. Kita nuodėmė buvo ta, kad per daug sportuoju fiziškai, ta prasme, kad per daug dėmesio tam skiriu. Ir trečia nuodėmė buvo ta, kad aš nevedu Erikos, su kuria draugaujam jau 8 metus. Planai tai pirmiausia pasimėgauti Afriką, pabūti su artimaisiais ir atsivalgyti šiek tiek maisto, susigrąžinti tos prarastus kilogramus. Taip pat pažiūrėti Afrikos gamtos, pamatyti 5 didžiausius gyvūnus, pakeliauti šiek tiek ir kaip ir minėjau, pasimėgauti Afriką. Nes netaip dažnai tenka apsilankyti šitame krašte. Turime, taip, mūsų tikslas išlieka tas pats - laimėti Volvo Ocean Race'ą, bet kaip ir visiems aišku, mes tai ne vienintelė komanda, kuri turime tokį tikslą. Tačiau finišuoti podiume yra visada gerai ir tokie artimoje kovoje, kaip mes matėme, kad jinai yra tokia artima, kad laivai plauks taip arti vienas kito. Finišuoti podiume ir buvo mūsų tikslas, nes tik tai tie, kurie išliks, tik tie laivai, kurie parodys pastovumą ir gerus rezultatus pabaigoje. Visa mūsų medžiaga, kurią sukūrė ir kurią matėte internete, tai viskas yra sukurta tik mūsų žurnalistas Stefan Koppers, kuris turi tikrai nuostabių idėjų ir mes tiesiog padedam jam tai įgyvendinti. Patys gal ir turėtume šiek tiek tokių idėjų, bet paprasčiausiai neturime energijos ir laiko. Taip kad pasikliaujam visuo, ką jisai kūrė ir mums jisai patinka. Ir šiaip jisai yra tas žmogus, kuris kūrė tą visą gerą ir linksmą nuotaiką mūsų komandai. Kitos komandos net su pavydu žvelgia į mūsų video ir skundėsi, kaip mes galim išlikti tokie linksmi ir tokie patenkinti viso plaukimo metu. Komandos tikslas išlieka tas pats, tai yra laimėti Volvo Ocean Race'ą, bet taip pat kitos komandos turi panašius tikslus ir esam tokiom panašiom sąlygom, kaip ir ko ir tikėjomės, kad visi laivai plauks labai vienodai ir atstumai bus labai maži. Užėmus 3 vietą tikrai džiaugiamės ir esam patenkinti rezultatu, nes mūsų tikslas parodyti ta prasme, pastovų gerą rezultatą, tai yra finišuoti visą laiką trejetuke. Ir tik turint tokius pastovius rezultatus, varžybų pabaigoje bus galima tikėtis iškovoti 1 vietą. Aišku, visada norisi laimėti, bet tikrai džiaugiamės užėmę 3 vietą. Tai buvo keletas susirinkimų, kuriuose tikrai pasimokėme daug iš savo padarytų klaidų, kuriuos ketiname atsižvelgti sekančiam etapui. Tai viena iš klaidų, kurią galėčiau vardinti, tai būtų ta, kad mes buvom vienas iš sunkiausių laivų, tai tiesiog turėjome per daug inventoriaus, per daug gal maisto ir tiesiog buvome šiek tiek sunkesnė nei kiti, ko pasiekoje buvome truputį lėtesnė, esam silpniem vėjam. Kadangi sekantis etapas suplanuojame, kad bus silpni vėjai, tai tikėtina, kad pasistengsime optimizuoti laivo svorį, pasimti kuo mažiau maisto medžiagų. Taip pat plaukimo metu išmokome keletą naujų gudrybių, kuriuoms reikia paruošti laivą ir padaryti taip, kad jisai būtų šiek tiek geresnis, negu palikome Alicante. Ačiū už klausimus. Ačiū Jums, linkėjimai iš Cape Town'o.